Lietuvoje it grybai po lietaus dauginasi krikščioniškos partijos. Tiesa, jų darbotvarkė labai trumpa. Svarbiausia tema tų partijų ar grupelių sekėjams – seksualinis gyvenimas ir vaikų apsauga nuo žinių, iš kur ir kaip tie vaikai atsiranda. Tokia pseudo krikščioniška pasaulyje ta politinė darbotvarkė susiformavo santykinai neseniai. Mat nuo XIX amžiaus pabaigos krikščionių politinės aspiracijos siejosi su pagalba vargstantiems, padoresnių ir teisingesnių darbo vietų kūrimų ar parama tiems, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių atsidūrė visuomenės paraštėse ar net anapus tos visuomenės. Ir tai nenuostabu. Visi, kas ne žodžiais, o savo gyvenimu ir darbai seka Kristumi, puikiai žino viešpaties žodžius, kuriuos jis tars paskutinio teismo dieną. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Ir pakviesiu juos prie savo stalo. Tuo tarpu tie, kurie nepavalgydino išalkusio, nepagirdė ištroškusio, nepatarnavo keleiviui, ligoniui ar kaliniui, bus atstumtieji ir eis į amžinai kentėjimą. Nes, sako viešpats, aš cituoju Evangeliją, aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote. Buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte, nuogas neprengėte, ligonis ir kalinys ir jūs manęs neaplankėte. Mato Evangelija. Sekti Kristumi reikia drąsos, kurios neturi tie, kurie remiasi baimė ir gąsdinimais. Bet tie iš mūsų, kurie nuo vaikystės žino, kad tiesa gimsta einant su Kristumi, privalome stabdyti bažnyčios mokymo profanaciją, kurią Lietuvoje, ir tai jau tikrai blogai, skelbia net kai kurie kunigai su aukštomis regalijomis. Bažnyčios socialinis mokymas yra platus ir labai gilus ir tikrai jame net tokie sudėtingi klausimai, kaip LGBT bendruomenės problemos ar vaikų seksualinis švietimas nėra sprendžiami pasitelkus kalavijus ir ugnį. Ateityje bandysiu plačiau pristatyti esmines to socialinio mokymo gaires, bet tiesiog noriu priminti tiems, kurie laikote save katalikais. Neapykantą skleidžiantis, net jeigu tai kunigai, kalba Dievo vardu. Bažnyčios mokymas aiškiai sako, kad bažnyčios dokumentai, kuriuos skelbia popiežiai, yra įkvėpti šventosios dvasios. Ir tai reiškia, mums privalu sekti jais, o ne tais, kurie verčia Kristų jiems tarnauti, primesdami jam to, ko jis niekada nesakė. O dabar apie kiekvienam katalikui privalomą rūpinimąsi Dievo mums duotais namais gamta. Enciklika Laudato Si, kurioje kalbame apie krikščionio santykį su žmogui, kurioje duota aplinka, bažnyčios socialinį mokymą papildė 15 metų vasarą. Tada bene pirmą kartą tokiu lygiu prabilta apie tai, kad negalime perskirti rūpinimosi gamta įsipareigojimų visuomeniai, teisingumo vargšams bei vidinės ramybės. Kitaip sakant, apibrėžta, kad kintant klimatui ir nykstant kūrinijai, kaip dera elgtis krikščionių. Šių metų rugpjūtį popiežius prasitarė, kad jau rašomas enciklikos tęsinys, kuris turėtų pasirodyti per Pranciškaus gimimo dieną spalio 4. Ir jei prieš 8 metus apie ekologiją, tame tarpe dvasinę, kalbėta bendriau, tai dabar akcentas atrodo krypsta jau į gilėjančios klimato krizės padarinius ir jų suvaldymą. Sekuliariame pasaulyje, kuriame gyvename, klimato kaitos keliamos bėdos dažniau vertinamos ganėtinai siaurai. Pagal seną iki šiol Europai tiek ir pasaulyje vyravusi. Ir reikia pripažinti vis dar tebevyraujantį vystymosi modelį, daugiausia dėmesio buvo skiriama ekonominiam augimui, kuris paprastai būdavo ir vis dar išlieka netvarus. Kitaip sakant, ekonominė plėtra užgožia ar visiškai ignoruoja socialinius visuomenės poreikius, menkai atsižvelgia ar net visai neatsižvelgia į ekologinę būklę, kai aplinka vertinama tik kaip išteklių gavybos vieta, kuri naudinga tik tiek, kiek pasitarnauja ekonominiam augimui. Vis dėlto iš politinės krikščionių demokratų perspektyvos gerokai didesnė reikšmė turi tai, kad ekologija apima visus buvimo žmogumi aspektus. Negalime sakyti, kad žmogus yra vieno, kuri nėra aplinka kita, pasirodžius enciklikai aiškino popiežius. Ekologija yra visuminė, apimanti visus buvimo žmogumi aspektus. Iki formuojant bet kurios partijos, kuris sakosi einanti Kristaus keliu aplinkosauginę politiką, svarbiausia turi būti aiškus moralinis prioritetas. Žmogaus negalima atskirti nuo gamtos. Ir jeigu netinkamai elgiamasi su aplinka visa kūrinyje, tai neišvengiamai kenčia ir žmogus.
Privalu aiškiai deklaruoti, kad ekonominis aspektas yra pavaldus, subordinuotas politikai, kurį į pirmą vietą kelia gamtą. Kitaip sakant, privalu kalbėti ne apie atskiro žmogaus, dažniau verslininko, tikrus ar tariamus ekonominius nuostolius, kurie neišvengiami griežtinant aplinkosauginius reikalavimus, bet apie moralinę atsakomybę už gamtą, kurią privalu išsaugoti savo vaikams ir anūkams, nepamirštant, kad ir tie vaikai gali gyventi sveikai ir laimingi tik tada, kai jie gyvena sveikoje aplinkoje. Deja, šis aspektas praktinėje politinėje krikščioniškų partijų darbotvarkėje akcentuojamas gerokai rečiau, nei tam įpareigoja mūsų tikėjimai. Tikroji rūpinimosi aplinka kultūros esmė tai ne tik vadinamasis žaliasis požiūris, žalioji politika, sako popiežius, pabrėždamas, kad enciklika skirta gamtai apsaugoti pirmiausia yra socialinė, visuomeninė enciklika. Tokie popiežiaus žodžiai kartu yra atsakymas tiems, kurie žaliosios politikos lauke linkia apsiriboti jos ekonominių pasiekmių švelninimu. Tai gal ir maloniau dalies rinkėjų ausims, bet tikrai negali būti laikoma atsakingų santykių, kuriuo privalo remtis morali politika. Vienas nedidelis, mažas, bet labai akivaizdus pavyzdys iš lietuviškos praktikos. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro pernai atlikti šulinių vandens tyrimai rodo, kad net trečdalyje jų nitritų ir nitratų koncentracija viršija normą. Toks vanduo nėra saugus naudoti, bet kastinių šulinių vandenį maistą naudoja tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Jų tarpe nėščiosios ir kūdikiai, kuriems jis ypatingai pavojingas. Į kastinius šulinius vanduo patenka iš neapsaugoto nuo paviršinės taršos gruntinio vandens sluoksnio, kuris gali būti užteršiamas dėl netinkamos žemės ūkio veiklos, kai naudojama per daug trąšų ar mėšlo, ar dėl greta esančių grunto taršos šaltinių, sąvartynų, fermų ir panašiai. Graudu tai, kad politikams neužtenka valios itin griežtai naikinti tokią padėtį. Deja, neretai formuojant partijų politinės programas remiamasi prielaida, kad svarbiausia skatinti verslą, auginti ekonomikos raumenis, o auganti ekonomika kažkaip savaime išspręs ir gyvenimo kokybės ir dalies ekonominės veiklos kuriamas ekologinės bėdas. Bent jau krikščioniškomis save vadinančios partijos, partijoms negali būti toks požiūris priimtinas. Dažnai iš politikų regos lauko pabėga ir tai, kad klimato kaitos politika apima ir geopolitinę dimensiją. Valstybių sienų nepaisanti klimato kaita ir didelio masto aplinkos alinimas kelia egzistencinę grėsmę Europai, net ir visam pasauliu. Mokslininkai nuolat kartoja, kad nesuvaldžius klimato kaitos, žmonijos laukia spartus, ilgalaikiai ir beprecedenčiai pokyčiai visose gyvenimo srityse ir mes palaipsniui tai matome. Tai skatina pasaulio valstybės vis rimčiau žvelgti klimato kaitos iššūkius, daugiau tiek nacionalinio, tiek regioninio lygmens iniciatyvų. Apie klimato kaitą nuolat diskutuojama Jungtinių tautų saugumo taryboje. Jungtinėse Amerikos valstijose ji yra pripažinta nacionalinio saugumo interesų. Labai rimtai šią problemą žvelgia ir Europos Sąjunga. 19 metų gruodį Europos komisija pristatė komunikatą dėl Europos žaliojo kurso, kuriame išdėstyta nuosekli vizija, kaip iki 2050 metų Europai tapti pirmuoju pasaulyje klimatui neutraliu kontinentu. Šią viziją siekiama įgyvendinti, mažinant taršą, tausojant išteklius, saugant biologinę įvairovę, vystant žiedinę ekonomiką ir didinant Europos pramonės konkurencingumą. O kartu užtikrintant, kad visa ši žalioji transformacija būtų vykdoma teisingai ir sąžiningai, ypač labiausiai pažeidžiamose valstybėse narėse ir regionuose. Neutralumo klimato iki 2050 metų tikslas oficialiai patvirtintas Europos klimato įstatyme, kuriame taip pat numatyta iki 2030 metų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55%, lyginant su buvusių prieš 30 metų. Tuo tarpu šių tikslų įgyvendinimo ES skirta ištisa virtinė europinių teisės aktų, nuo strategijų ir direktyvų. Kalbėdami apie žaliąjį kursą, daugelis į visų pirma sieja su aplinkos ir kova su klimato kaita. Ir tai tikrai pernelyg siauras požiūris. Iš tiesų, Europos žaliasis kursas apima gerokai daugiau sričių, nei vien šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas ar biologinės įvairovės išsaugomas. Jo turinys bei įtaka tolesniam sąjungos vystymus yra gerokai platesnė.
Jis matomas kaip kompleksinė Europos ir net visos žmonijos ateities vizija, apimanti kone kiekvieną šiuolaikinės visuomenės gyvenimo aspektą, nuo ekonomikos iki pramonės saugumo, ES padėties globoje arenoje ir geopolitikos, nuo maisto bei sveikatos iki energetikos, nuo žemės ūkio iki socialinių problemų sprendimų. Konkretizuodama žaliojo kurso matmenis, Europa siekia pereiti į kokybiškai naują pažangos etapą, nutolstant nuo pasenusio, netvaraus, o labai dažnai ir išnaudojančio, kalbant tiek apie visuomenės, tiek apie ekosistemas vystymosi modelio. Žaliasis kursas tai tęstinis procesas, vadinamoji žalioji transformacija, kuri neišvengiamai palies tiek ekonomiką, tiek visuomenę, tiek aplinkos būklę. Ir labai svarbu paminėti, kad visi pokyčiai turėtų vykti pagal principą mažiau yra daugiau. Perinant nuo kiekybės prie kokybės, įskaitant naujausias šiuolaikinės tvarias, aplinkai draugiškas, pramonės konkurencingumą saugančias technologijas, žiedinę ekonomiką, atsinaujinančių išteklių plėtrą, priklausomybės nuo energijos importo mažinimą ir taip toliau. Dar svarbiau tai, kad šiame žaliame pakete nuolat pabrėžiami ir didesnės lygybės, socialinio jautrumo bei teisingumo visuomenė aspektai. Ir va tai ir yra svarbiausia krikščionimis. Europos žaliasis kursas tai kokybiškai nauja sąjungos vystymosi strategija, kuri remiasi vadinamąją darnaus vystymo koncepciją. Ir jie siekiama subalansuoti 3 svarbiausius šiuolaikinio gyvenimo aspektus – ekonomiką, socialinę sritį ir aplinką. Darnaus vystymosi koncepcija postuluoja, kad dabarties poreikiai turi būti tenkinami nekenkiant ateities kartų galimybėms patenkinti savos. Ir tai vėlgi yra labai krikščioniška perspektyva. Tai reiškia, kad ekonomika, visuomenė ir pati gamta turi vystytis tvariai ir žengti koja kojom, neužgoždama viena kitos ir nesiplėtodamos viena kitos sąskaita. Tokia pokyčių kryptis, kaip matome, nesikerta su bažnyčios socialiniu mokymu. Tai lieka ją remti savo kasdieninėme politiko ir piliečio gyvenime.